Labadiena, mano vardas Tomas Lagunaičius ir šiandieną pradedu naują mūsų užsiėmimų ciklą, kuris vadinasi radikalus psichologinis konsultavimas. Kalbėsime apie naują kryptį, apie radikalų psichologinį konsultavimą, kurio pagrindinė užduotis yra sukurti konkurencingą žmogų. Postmodernioje visuomenėje, norit ar nenorit, jūs turite tapti konkurencingi. Jūs turite įsisavinti daugybę žinių, mokėjimų, įgūdžių, kad kažką tą gyvenime pasiekti. Koks yra konsultanto vaidmuo, ką jis turi padaryti, ką jis turi pasiekti. Jis turi ieškoti įvairiausių būdų, kaip suteikti jums geresnės galimybės konkuruoti aplinkoje ir pasiekti geresnių gyvenime rezultatų. Dabar kokios yra, kodėl turėtų būti toksai konsultavimo tipas ir kodėl reikėtų tai atsižvelgti. Yra keletą argumentų. Pirmas argumentas yra toks, kad bloga ekonominė finansinė kliento situacija blogino jo, įtakojo visus asmenybės lygius. Tai yra jausmus ir mintis ir elgesį. Ir tai sukelia įvairiausias psichologinės problemas. Atvirkščiai, netinkamas elgesys, mąstymas, emocijų valdymas neleidžia jam pakelti savo socialinį statusą, būti tam tikrose socialinėse erdvėse. Kaip pavyzdys, netgi jeigu jūs nemokat tam tikros kalbos manieros, jūs negalite papulti, pavyzdžiui, Anglijoje į tam tikrus sluoksnius ir užimti tam tikras pareigas. Todėl, kad yra kalbos netgi skirtumai vienokie arba kitokie. Senantis universalumo faktorius. Galima teigti, kad kiekviena problema, kuri atsiranda pas mus, jinai įtakoja ne tik tai asmenybės jūsų lygius, bet ir visas jūsų asmeninio gyvenimo erdves. Todėl reikia radikaliai spręsti problemas, surasti tą problemą ir žiūrėti, kaip jinai įtakoja kitas ir bandyti įvairiausiais būdais jas spręsti. Ir visada reikia ieškoti didžiausio efektyvumo faktorius. Kas yra didžiausio efektyvumo faktorius? Kiekvienas žmogus turi tam tikras esminės problemas, kurios įtakoja labai stipriai visas asmenybės visus lygius. Ir jeigu mes surandam tą faktorių, kuris labiausiai įtakoja, ir jeigu mes sprendžiam tą problemą, pašalinam šitą faktorių, tada gali pagerėti įvairiose gyvenimo srityse, tiksliau sakant, erdvėse ir asmenybės lygiuose. Todėl pabandykit pagalvoti apie tai, ar verta pradėti mokyti, žinoma, radikalaus psichologinio konsultavimo, ir antras dalykas, ar tai yra jums priimtina vertybinė prasme, todėl kad konsultavimo mokyklų yra daugybė, Amerikoje ten virš 200 jų yra, Europoje yra pagrindinės kokios 24 ir tai yra tik tai dar viena iš krypčių, kuri galėtų kažkaip kitaip pažvelgti. Ir aš manau, kad pagrindinis akcentas tai būtų į tai, kad reikia viską derinti, negalima tik tai analizuoti ten mintis, jausmus, ar ten kažkaip galvoti apie elgesio korekciją, bet reikia žiūrėti į žmogų radikaliai visą, į jo socialinį statusą, jo finansinę padėtį, jo darbinę veiklą. Atkreipus dėmesį pagrindinius dalykus galima pasiekti žymiai geresnių rezultatų. Tai buvo mūsų pirmas susitikimas. Sekančio susitikimo metu aš paaiškinsiu pagrindinius teorinius radikalaus psichologinio konsultavimo pagrindus ir po to pradėsim analizuoti įvairias technikas. Iki malonių susitikimų.